Žino tą jausmą, kai būni neseniai tikėjęs ir viskas tave stebina šventam rašte. Tu atradinėjai viską, galima sakyti, pirmą kartą ir tiesiog sproginėja viskas tau, galvoju, wow, Jėzu, tu tai pasakėjai, eina savo, kaip aš to anksčiau nežinojau ir taip toliau ir panašiai. Tai Dievas, aš žinau, kad Dievas labai mėgsta mus stebinti, nes jis yra tas tėtis, kuris mėgsta mums dovanas ir stebint savo vaikus, bet kai labai ilgai skaitai Bibliją, dažnai taip atsitinka, kad viskas pradeda kartotis. Ir aš dažnai pasiilgdavau, Dievas vis tiek mane stebina, bet gal ne taip dažnai, kaip būdavo, kai ką tik įtikėjau. Ir aš pasiilgdavau to jausmo ir šiandien atsisėdau leisti laiką su Dievu. Ir tiesiog jam taip ir pasakiau, kad Viešpatie, aš tiesiog pasiilgau to jausmo, kai jautiesi kaip vaikas atradinėdamas naujus kažkokius lobius tavo žodėje. Sakau, prašau, nustebink mane šiandien kažkuo, vat, ko dar nemačiau, ko dar netradau, nes aš žinau, kad Dievo žodis yra tiesiog neišsemiami lobiai, gali skaityti visą gyvenimą ir vis tiek atrasti kažką tokio, wow. Ir tiesiog aš taip pabuvau atvira su Dievu ir paprašiau, kad jis mane nustebintų. O dabar aš Bibliją skaitau iš eilės ir esu Ezechėlio 43-4 skyriui, kur kalba apie visą šventyklos sąstatą. Ir jeigu taip prabėgomis skaitai, tai gali atrodyti labai nuobodžiai, kad tokio ir tokio pusėje buvo toks ir toks dalykas, kad prie tokių ir tokių vartų buvo tiek ir tiek stulpų, ar ten kolonų, ar dar kažko, ten toj pusėje buvo tiek kambarių, toj pusėje buvo anie kambarių, čia tie kambariai buvo tam, čia tie kambariai buvo ten giedotojam, kiti kunigam. Ir žodžiu, gali atrodyti, kad yra tiesiog sąrašas, kuris yra apie nieką. Bet aš žinau savo Dievą ir aš žinau, kad jis gali nustebinti mus bet kur, su bet kokiom sąlygom. Ir aš jo neįdėjau šiandien į dėžutę, kad jis nesugebės mane nustebinti. Aš tiesiog jo paprašiau, kad jis tai padarytų, būtent per šituos skyrius apie šventyklą. Ir wow, kaip Dievas pranoko mano lūkesčius. Kai skaičiau 43 Ezechėlio skyrių, šventoji dvasia atkreipė mano dėmesį būtent į rytinius miesto vartus, į ką aš anksčiau niekada nebuvau atkreipus dėmesio. 43 skyriui 4 eilutėje sakoma, kad Viešpatie šloviai įžengus į šventyklą pro rytų vartus, o čia Dievas atkreipė mano dėmesį į tuos rytinius vartus, dvasia pakėlė man ir nuvedė į vidinį kiemą. Žiūriu, šventykla sklidina Viešpatie šlovės. Ir kai Dievas atkreipė mano dėmesį, tuos rytinius vartus jau žinojau, kad jis nori man kažką pasakyti. Tai skaičiau toliau, tada priejau prie 44 skyriaus Ezechėlio sekančio ir ten skaičiau nuo pirmos eilutės, kur rašo: Tuomet jis parvedė mane prie šventyklos išorinių vartų rytinėme pakraštyje, vėl tie rytai. Jie buvo uždaryti. Viešpats tarė man, šie vartai liks uždaryti. Jie nebus atidaryti, niekas pro juos neįeis, nes Viešpats Izraelio Dievas įėjo pro juos. Jie liks uždaryti. Galvoju, wow. Rytiniai vartai, kažkuo ypatingi. Visi kiti atidaryti, šitie uždaryti. Kodėl uždaryti? Čia parašyta, kad dėl to, kad pro juos įėjo Viešpats Izraelio Dievas. Toliau dar rašo, kad vien vadas, kadangi jis vadas, galės juose sėstis ir valgyti duoną Viešpaties akivaizdoje. Jis įeis pro vartų priengį ir išeis tuo pačiu keliu. Ir tada jau galvoju, okei, čia kažkas ypatingo su tais rytiniais vartais. Reikia tiesiog paieškoti, paguglinti, kitaip sakant. Ir kai pradėjau guglinti, atradau, kad pagal senovinę žydų tradiciją rytiniai vartai buvo tikima, kad būtent pro tos vartus turi įeiti Mesijas, išgelbėtojas, kurio žydai taip laukia.
Mes žinom, kad mes jau sulaukiam jo. Ir tas gelbėtojas, viešpats, Dievas kūne, kuris atėjo mūsų išgelbėti, būtent yra Jėzus. Ir aš galvoju, wow, jie tiki, kad Mesijas ateis pro tos vartus ir kai kurie žydai vis dar laukia. Galvoju, reikia pažiūrėti, pro kurios vartus Jėzus ėjo į Jeruzalę. Ir spėkit. Tai aišku, kad Dievas apie viską pagalvojo. Ir yra tikima, kad Jėzus įėjo į Jeruzalę būtent pro tuos rytinius vartus, kurie dar vadinasi auksiniai vartai, kai kurie jos vadina Mercy Gate, tai čia būtų gailestingumo vartai, bet čia dar ne viskas. Tasme, Dievas taip pat užtvirtina, kad Jėzus yra tikrai tas mūsų gelbėtojas ir kad mes jo jau sulaukiam. Bet čia dar ne viskas. Į ką Dievas atkreipė mano dėmesį, tai buvo dar, kad jis man priminė, kad ta šventykla yra mes patys. Ta fizinė šventykla žydų laikais prieš Kristaus atėjimą buvo fizinė šventykla ir buvo tik reprezentacija to, kas bus vėliau. Tai kaip Paulius sakė, kad mes esame Dievo šventykla, mūsų kūnai yra Dievo šventykla, jisai gyvena mumise, mūsų širdise, per šventąją dvasią. Ir kai Dievas man tą priminė, aš pradėjau žiūrėti šitą šventyklą, kad tai jeigu šventykla yra mes patys, ir čia daug rašo šituose skyriuose apie tai, kas galės įeiti į šventyklą, kas negalės. Ir galvoju, tai Dieve, tu reiškia šneki apie tai, kad mes, kaip Patarlė sako, visus stropumus saugotume savo širdis, nes iš jos trykšta gyvenimo versmė, tai tu sakai, kas gali įeiti į mūsų širdis ir kas ne. Pavyzdžiui, 44 skyriui 5 eilutė sako, gerai įsidėmėk, kam leidžiama įeiti į namus, į Dievo šventyklą, ir kas neturi būti įleidžiamas į šventyklą. Šiaip įdomu, kad čia dar sako į namus vietoj šventyklos. Kieno tai namai? Dievo. Šventosios dvasios. Tai įdomu tai, kad Dievas, kuris gyvena mumise, nori, kad mes saugotume tuos širdies vartus, kad ne bet kas galėtų įeiti. Ir dar, kai domėjusi apie tuos rytinius vartus, tai pro kurios buvo tikima, kad įeis Mesijas, gelbėtojas, tai tie vartai buvo artimiausi šventyklai. Tai tie vartai, galima sakyti, ėjo tiesiai į šventyklą. Tai tarsi Dievas sakytų mums, kad aš vienintelis, visiems kitiems tai uždaryta, aš vienintelis turiu tiesiausiai kelią į tave, į tavo širdį. Ir visiems kitiems žmonėms tas tiesiausias kelias į tavo širdį turėtų būti uždarytas. Taip yra kiti vartai, pro kuriuos gali ateiti idėjos, žmonės, informacija, bet tie keliai yra tolimesni nuo tavo širdies. Tie keliai veda per tam tikrą atstumą, kad tu dar galėtum patikrinti, ar tikrai tu nori įsileisti tas idėjas, ar žmonės, ar kažką giliai savo širdį, kur yra Dievo namai. Ir kai Dievas man tai parodė, wow, Dieve, aš paprašiau, kad tu mane nustebintum ir tu mane daugiau nei nustebinai. Tu man priminiai, kokia aš esu brangi, aš esu tavo namai, Viešpatie, aš esu saugoma tavęs. Tu man vis primeni, kad saugočiau visų tikrai stropumus savo širdį, nes mano širdis yra tavo namai ir brangiausias tavo turtas. Tie namai, kuriuos tu nusipirkai savo krauju, tie namai, kuriuos tu visiškai išvaliai, nes ten buvo daug betvarkės, nesąmonių ir šlikščių dalykų, pasidarei pačiu nuostabiausiu sodu,